Spėkit, kas šito dėžiai. Tai viskas, betonavimas čia neįmanomas. Prakrapštėm mūsų grindis, tai jos padarytos iš tokios chalvos. Ir, žodžiu, pasakys, kiek darbas kainuoja. Nu, labą dieną. Golfo nėra, bulkos nėra, o už tai yra nauji šviestuvai, labai daug šviesos. Čia iš vis kosmosas. Žodžiu, ką mes čia veikiam? Mes čia bandom prikelti šitą servisą, kaip ir visus mano automobilius. Spėkit, kas šito dėžiai. Turbūt atidarysim šitą dėžę, ar ne? Ir, reikia apsitvarkyti, nes darbai tęsiasi. Ką, pasinaudojau savo sumanumu. Čia tokią padariau svertą. Čia pakėliau. Įkišau ten vieną ratuką. Čia vieną ratuką. Tada atėjo laikas šitą ratuką uždėti. Tai supratau, kad šitą supainiau su tuo. Tada teko atkeisti. Dabar jau liktis viskas savo vietose. Bandysiu dabar jį nuleisti ant 3 ratų ir nežinau, ar jis išvažiuos iš serviso ar neišvažiuos. Tai sužinosim. Gerai, tai dabar reikia kažkaip nuvažiuoti, tai tam naudosim šitą detalę. Toks farkopas ir aš manualą palikau namie, nieko neskaičiau dabar, bet kaip suprantu, tai kabinsiu, trauksiu. Ką, kaip matot, keltuvas išpakuotas ir ratuotas. Dabar reikia uždėti šitas platformas užvažiavimo 4 ir jos fiksuosis čia. Tai, manau, gera idėja būtų ten riebiai patepti tepalų, kad neužžudytų, kaip buvo ant senojo. Tai ir padarom. Ką jūs praleidot? Tai nieko nepraleidot. Žodžiu, uždėjau vieną jau šitą dalyką raudoną. Jie yra iš viso 4 ir dedasi ganėtinai paprastai. Ištrauki kaištį, atfiksavęs fiksatorius. Užmauni, patepi ten ką reikia. Kaištį atgal įkiši, fiksatorių čipak užfiksuoji. Ir kaip ir viskas gerai, išskyrus to, kad reikia žinoti, kur kairys, kur dešinys. Tai aš, aišku, iš pirmo karto to nepastebėjau. Įdėjau, tai va šitas fiksatorius, kuris skirtas atfiksuoti šitam raudonam daiktui. Jisai buvo šitoj pusėje, kas yra visiškai nepatogu ir taip negali būti. Tai teko biškį perdaryti. Ir dabar jau padariau taip, kaip reikia. Ir dabar pasistengsiu visus likusius 3 padaryti teisingai. Na kągi, keltuvas jau turi 4 raudonas tas užvažiavimo platformas. Mašina užvažiuoja ir jeigu jinai yra ne golfas, o ilgesnė, tai štai taip užfiksuoji ir keli. O kas toliau? Šitą keltuvą reikia kažkur sumontuoti. Dabar sprendžiu, kurioje pusėje serviso įdėti, ar dešiniai pusėje, kur yra darbastalis, ar kairiai pusėje, kur yra arčiau ten ofisas. Labiau linkęs link dešinės pusės, bet dar tą svarstau. Ir jūs pasižiūrėkit, kokios čia grindys nuostabios.
Tai kol kas mes dar sprendžiam, kaip čia darysim, kad būtų ganėtinai ilgamšiška ir nebrangu, arba jūrinė faniera, arba tą patį Osbastorą. Netrukus atvažiuos mano kariuomenės bičiulis, jisai dirba su statybom, apžiūrės grindis, mane pakonsultuos ir galbūt galės padaryti taip, kaip reikia. Čia yra tokios metalinės sijos, čia eina, tada va taip eina, tai jos, kaip suprantu, eina ir taip, kas nėra jau taip blogai. Ir šioks toks pagrindas yra, bet, kaip matot, tos grindys tiesiog supuvo ir vietomis labai nekokios tapo. Netrukus sužinosim, nuspręsim tikriausiai, ką su jam darysim, kiek tai kainuos, kada gali padaryti. Ir padarysim, bus naujas grindis ir aš manau, kad keltuvas stovės čia. Bum, žodžiuoji, darbo vietą, darai, ką nori. Žodžiu, tiek va iš to serviso gyvenimo, tokie reikalai. Tokios mūsų įkurtuvės ilgos, užsitęsusios. Čia yra toks pultas valdymo. Kai keltuvą pastatysiu, reikės sujungti elektrą, sujungti hidrauliką, užpildyti ten tą sistemą ir galima bus pradėti jo naudotis. Kam įdomu, kaip vyksta mūsų modulinio serviso įrengimas. Kadangi grindys buvo supuvusios, buvo neaišku, ar saugu jomis naudotis, bet to atrodė labai baisiai. Tai nusprendėm pakeisti pradžiai šitą pusę, vėliau kažkada tai aną pusę. Šitas keltuvas stovės čia. Žinau, kaip su statybininkais būna, tai norisi savo kažkokį patikimą žmogų, tai darbus čia atlieka mano būrio kulkosvaidininkas. Žmogus, su kuriuo 9 mėnesius apkasuose ir miškuose pragyveni, tai kažkaip gali pasitikėti turbūt, ar ne? Tai kareivukai, kas žiūrit, spaudžiam like. Linkėjimai Birutės Ulonų batalionui. Tai va, šiandien pristato statybinės medžiagas, bus plokštės, tas plokštės sudės mano kuliakas, o vėliau atvažiuos specai dangos jau pačios padaryti. Atvažiuoja medžiagos, to iškraudinėsim. Štai taip viską greit iškrovėm ir dabar jau laukiam kulkosvaidininko. Jis čia tik tai viską ir bus grindys. Tepsim su kažkokia čia hidroizoliacija, kažkokia ten, žodžiu, nuo vandens. Suksim apačioj osbą apteptą, iš viršaus bus jūrinė faniera. Ir kaip sakiau, paskutinis sluoksnis bus danga. Dabar renkuosi iš 2 variantų. Vienas brangesnis, kitas pigesnis. Kol kas dar neišsirinkau. Prisukau 2 kameras ir atsukinėjau tuos metalinius dalykėlius. Ten pravedinėjau laidą. Tada čia atsukinėjau, čia atsukinėjau, čia atsukinėjau, čia atsukinėjau. Viską reikia atsukti tam, kad prakišti 2 laidus. Neplanavau aš tiek į detalės veltis ir tiek daug pasakoti, kas vyksta servise, bet norėjau tiesiog parodyti, kur mano visas laisvas laikas šiuo metu yra praleidžiamas ir tai yra paaiškinimas, kodėl niekas nevyksta su golfu, bulka ar ten Malaga. Kulkosvaidininkas ardė grindis, aš iš tikrųjų nebuvau, nedalyvavau tam procese, o buvau Kaune, aplankiau retro mugę. Šį žiemos retro mugė buvo gerokai skurdesnė negu tikėjausi, bet bilietas 5 eurai, šiais laikais už 5 eurus nelabai ką ir nusipirksi, tai pinigų kaip ir negaila, negaliu pasakyti, kad daug sumokėjau, bet ir nebuvo per daug ką pamatyti. Kaip visada retro mugėje pagrinde vyksta prekyba visokiais sendaikčiais, įvairiais daiktais susijusiais tiek su automobiliais, tiek nesusijusiais su automobiliais. Smagu buvo pamatyti Retro Nil, kurie atvežė šį beitą šiek tiek įdomesnio, bet iš esmės visi eksponatai nėra muziejinės būklės, nėra labai kokybiškai atrestauruoti, bet smagu, kad nors kažkas atvažiavo. Iš lengvųjų automobilių tai galbūt didelio įspūdžio kažkoks vienas eksponatas nepaliko, bet labai malonu buvo pamatyti E34 Touringą, labai panašius 2 ir aš turėjau. Tai smagu, kad šitie automobiliai jau yra
laukiami retro renginiuose. O pats didžiausias mano favoritas buvo Ikarusas. Tai vat ir pasižiūrėkim, kaip atrodo tas Ikarusas. Čia tokios tvarkos niekada nebūdavo, visą laik būdavo prikišta talonėlių, tušinukų, cigarečių pakelis, kasetės visokios, visokių plakatų, kompaktų, lipdukų, visko čia buvo prikišta, tai čia nelabai toks autentiškas, bet taip naujas bent jau jis atrodydavo. Komposteris. Čia kartais vasaros dienom būna atidarytas šitas, čia pastumi, atsidaro, vėjas tada pučia į vidų, važiuoju šitų laikais, viskas kratosi. Nu ir čia smagiausia vieta būdavo, bent jau man jaunam, atgal žiūrėti į mašinas, kažką jom parodyt. Čia vieną kartą įkišau ten koją, pastačiau, kai buvo autobusas su uždarytom durim, tada atidarė duris, man prispaudė ten koją. Niekaip ištraukti negalėjau, buvo daug streso, daugiau ten kojos nekišau. Nu, labai puikiai atrestauruotas, labai puikios būklės, tikrai sugrąžina į tuos laikus.